kartu su studentais, kurie metė iššūkį projekte Iššūkis mokyklai, keliaujame apdovanoti nugalėtojų. Kalvarijos gimnazijos, kurie buvo aktyviausi projekte, atsiuntė netgi 62 filmukus. Keliaujame jiem padovanoti sėdmaišius jų mokyklos laisvalaikio zonai ir tikimės, kad susitikimo su mumis jie laukia lygiai taip pat, kaip mes laukiam susitikimo su jais. Nuo pat pirmos minutės labai užkabino gera tokia idėja, kad padaryk tai, ko negali galbūt kiti padaryti. Kiekvieną minutę sekėm, ar kitos mokyklos įmetė naujų iššūkių ir tuo pačiu patys galvojom, filmavom, montavom, dirbom visi iš visos širdies, užsikrėtėm. Tai atrodo tapo kaip koks virusas. Po šio viso projekto, tai iš tiesų jau dabar kai paskelbė nugalėtojus, jau praėjo kiek laiko ir visi susirinkam ir visi per pertraukas kalbam, pasilgstam mes tų iššūkių, pasilgstam to dalyvavimo, to bendravimo viso, nes visi dabar sueinam ir būna taip, kad tylim, visi sako, o kaip būtų gerai, kad būtų iššūkis, eitum vėl visi galvot. Mes mėgstam iššūkius iš tikrųjų, ir norėjom iš tikrųjų žmonės prajuokint ir parodyti, ką galim ir kad nebijom mes tų iššūkių. Kad ir kokie jie ten būtų, mes ir repavom, ir šokom, ir dainavom, ir visiems pasirodėm ir nepabūgom. Pirmiausiai, šis projektas leido mums susiburti kaip grupiai, pradėti labiau bendradarbiauti, pažinti vienas kitą. Nauji iššūkiai mus įkvėpė siekti naujų idėjų, siekti savo tikslo ir galiausiai tai buvo didelė motyvacija laimėti.